Pavidolė. Tai koks jausmas draugauti su įžymybe? Aš galvoju, čia mes apie mane kalbės. Kaip jausmas geras? Tiesiog, ar aš daug fotografuoju kitų žmonių per dieną? Nemažai, maždaug taip. Jo, susispaudžiam. Pasitaiko keletą kartų per dieną toksai atvejis. Bet šiaip viskas gerai. Yra buvo, kad žmonės stovi ir žiūri, kur mes įeisim, į kurią laiptinę. Pavidolė, gal tu buvai čia. Kaip manai, kiek metų yra tipiniam Safo humoro fanui ir kiek metų yra tipiniam tavo humoro fanui? Matau, kad nori skandalingo. Aš irgi galvoju, kad Safo fanai yra labai jauni, bet šiaip yra labai įvairių. Ir manau, kad mūsų panašaus amžiaus fanai. Nors aš keliu į TikToką, bet mano nemažai turinio tai pasitaiko, kad gaunasi nostalgijos. Jaunimui galbūt ne tiek ir užkabina ta tema, nes jie neturi tų pačių nostalgijų, kurias aš turiu ten su telefonu, kortelių papildymais ir taip toliau, ir Pūko kanalu. Manau, kad mano fanai yra maždaug mano amžiaus, iki 30, galbūt nuo 18 iki 30 kažkas tokio. Tai manau, kad mūsų gal